Keturių žudikų komanda keliauja pavojinguoju skeletų mišku. Iš pirmo žvilgsnio skeletų miškas niekuom nesiskyrė nuo bet kurio kito eilinio miško, jei ne kartas nuo karto aptinkamos į mišką užklydusių ir žvėrių papjautų keliauninkų baltuojančių kaulų krūvos. Tarp apgraužtų kaulų ir kitokio kritusiųjų šlamšto Sajus pamato didžiulį puošnų kirvį. Tai buvo meistriškas kruopštaus kalvio darbas. Jis nudžiugęs stveria kirvį ir iškelia aukščiau, kad šviesoje galėtų geriau apžiūrėti. Tai pats nuostabiausias dalykas, kokį tik kada jam buvo tekę regėti, ir dabar jis priklausė jam. Palik šį kirvį, griežtai įsako Utrūbas. Už tavo kirvį jis daug sunkesnis. Kovos lauke ne kartą mačiau, kaip neturtingi jauni kareivėliai mūšio įkarštyje pakeldavo kritusiųjų riterių prabangius ginklus, tuo pačiu išmesdami savo paprastus, bet gerai įvaldytus ginklus, likdami ginkluoti ginklais, prie kurių nebuvo įpratę, ir tokie jaunuoliai beveik visada neužilgo patys gaudavo galą. Nenorėdamas paklusti Sajus, dar norėjo kažką pasakyti, tačiau Utrūbas, nuspėjęs, ką jis ruošiasi sakyti, pasakė pirmiau jo. Su savim pasiimti irgi negalima, nes apsikrovęs nereikalingų šlamštų, būsi labiau pavargęs ir kai mums prisireiks gintis, tau gali pritrūkti jėgų. Sajus nors ir nenoriai, bet paklūsta, palikdamas kirvį ten, kur buvo radęs. Tada seserys Utrūbo paklausė, ar nelaikas ruošti stovyklas nakčiai? Jokio poilsio, kol nepaliksime skeletų miško. Jei mes ir toliau keliausime save šitaip netausodami, tai kai prisireiks kovoti, mes galbūt būsime per daug nusivarę nuo kojų, kad atremtume net silpniausią ataką. Kentėkite iš paskutiniųjų, atkirto Utrūbas. Kol nepaliksime skeletų miško, delsti negalima, nes kai žvėris užuos mūsų pėdsakus, pasigailėsime, kad ėjome, o ne bėgome. Ir jie be atokvėpio patraukė toliau. Neilgai trukus, toje vietoje, kur Sajus paliko kirvį, pasirodo žvėrių būrys. Jie, sekdami šviežiais užklydėlių pėdsakais, skubiai risnodami, lėkė per girią ieškodami grobio. Tuo metu skubiai per girią žingsniuojanti žudikų komanda neįtarė, kad aštredančių būrys jau seniai aptiko jų kvapą ir jau kurį laiką juos kantriai seka. Jie ėjo, ir kai jau atrodė, kad gal nieko blogo neatsitiks, jiems pasirodo aštredantis miškinis šuo. Tupintis ant didžiulio akmens, šunų gaujos vadas ima staugti, taip duodamas puolimo signalą. Ir tada iš už visų arčiau buvusių medžių išlenda pulti pasirengę aštredančiai. Žvėrims juos apsupus, Utrūbas nepasimeta. Susiglausti nugaromis ir pasiruošti kovai, garsiai sukomanduoja jis. Miškinių šunų buvo labai daug ir jie puolė iš visų pusių. Tačiau jų neišsigandęs Utrūbas, ramindamas kitus, surinka. Nebijokite, jie tik nususę šunys, o mums joks šuo nebaisus. Nepamirškite, kad kol mes būsime susiglaudę nugaromis, tol jie negalės užpulti iš užnugario, o su jais kovojant akis į akį, jie turės dantimis pulti prieš ašmenis. Kad ir kaip intensyviai bepuolė amžinai alkani miškiniai šunys, gerai apsišarvavusi ir apsiginklavusi žudikų komanda, iš visų jėgų badydami ir kapodami, lengvai atrėmė visas aštredančių atakas. Supratę, kad šito būrio lengvai neįveiks, miškiniai šunys nutraukia puolimą ir pradeda bėgti. Mūšiui netikėtai pasibaigus, Utrūbas, neturėdamas kur dėti šūviui išburtą magišką ugnies rutulį, paleidžia jį į nubėgantį šunį. Rutuliui pasivijus nubėgantį šunį, šis garsiai cyptelėdamas susprogsta. Sajui pasirodė visai smagus užsiėmimas šaudyti į nubėgančius šunis ir jis taip pat juos paleidžia keletą strėlių, bet jam to neužtenka ir norėdamas dar į ką nors pataikyti, užsimiršęs išbėga iš būrio. Grįžk, rikteli Utrūbas, dar ne viskas baigta.
bet kovos įjaudrintas Sajus jo neišgirdo. Jis, nusitaikęs į nubėgantį šunį, kreivai besišypsodamas iš visų jėgų įtempė lanką ir buvo beišaunąs. Tada pasoloje tykojęs kitas aštriadantis šoka ant Sajaus, išversdamas jį iš kojų. Netikėtai parblokštas Sajus, nugriuvęs ant žemės, paleidžia templę, belekur iššaudamas strėlę. Bijodamas gauti iš ugnies kamuolio, žvėris pradingsta artimiausiuose krūmuose, o Sajaus iššauta strėlė nulėkė visai kiton pusėn, nei iš pradžių jis norėjo ją iššauti. Netyčiom iššauta strėlė nulėkė kaip tik į tą pusę, kur stovėjo jo bendražygiai, ir susminga Utrūbui į koją. Kažką pajutęs Utrūbas pažvelgė žemyn ir išvydęs kojoje styrančią strėlę pradeda rėkti iš skausmo. Tiesiai į kelieną, į patį sąnarį, į pačią skaudžiausią vietą. Laikydamasis už kojos, rėkė jis. Neliesk, o tai bus dar blogiau, surinka jis ant strėlę išrauti ketinančios lelijos. O tu išvis laikykis toliau nuo manęs, kol dar visai nepribaigiai. Iš skausmo pamišęs Utrūbas surinka ant Sajaus. Ir iš viso, ar man gali kas paaiškinti, kaip galima nesitaikant sugebėti pataikyti tiesiai į kelieno girnelę. Tai pataikyti ne kiekvienas ilgametę patirtį turintis lankininkas sugeba. Tave turbūt irva prakeikė. Skausmas tiesiog nepakeliamas. Greičiau paduokite skausmą malšinantį eliksyrą. Tada Nira pasakė, panašu, kad prisėsdamas prispaudė kelionkrepšį ir buteliukas su eliksyru sudužo. Prakeikimas, surinko Utrūbas. Gerai, duok gydomąjį eliksyrą. Aišku, gyjantis kaulai be nuskausminamų menkas malonumas. Bet ką padarysi, teks pakentėti. Tada Nira pasakė, kad visi buteliukai sudužo. Prakeikimas, dar kartą nusikeikė Utrūbas. To tiesiog negali būti, tiesiog nelaimingų atsitikimų virtinė. Jei kam apie tai papasakočiau, tai mane išvadintų melagiu. Tada Utrūbas nustojęs plūstis, sukanda dantis ir ryžtingai sugriebęs iš kelienų styrančią strėlę, vienu staigiu trūktelėjimu ją ištraukė. Sutvarstė Utrūbo žaizdą, jie patraukė toliau. Dėl sužeidimo jie velkasi lėtai kaip sraigės, o Utrūbas vis bumba. Ir kaip reikėjo sugebėti šitai pataikyti. Ir kodėl paklydusi strėlė negalėjo pataikyti truputėlį aukščiau arba truputėlį žemiau. Ne, jai reikėjo pataikyti tiesiai į kelieną. O iš paskos einantis Sajus, kuris dėl nelaimės kaltino save, tylėdamas klausėsi priekaištų. Beeidami, jie prieina dar vieną skeletą. Dėl vilkimų šarvų ir šalia jo gulinčio kirvio buvo aišku, kad tai kario skeletas. Patikrinkite jo daiktus, sukomandavo Utrūbas. Gal prie jo bus kas nors naudingo. Pasitaikius galimybei pasitarnauti, Sajus pirmas nulėkė prie skeleto ir intensyviai pradeda knistis tarp išmėtytų riterio daiktų. Radęs seną sutrūnijusį kelionkrepšį, puola jame raustis, tikėdamasi suradęs ką nors naudingo išpirkti savo kaltę. Truputėlį pasirausęs krepšyje, jis atsigręžia į Utrūbą ir surinka. Čia viskas sutrešę ir supuvę, abejoju, ar rasiu ką nors vertingo. O į tą laiką, kol Sajus buvo nusisukęs, iš po kelionkrepšio išlenda dvi pabaidytos gyvatės. Jos piktai kaišiodamos dvišakiais liežuvėliais nušliaužia tolyn ir pasislepia samanose. O į tą laiką Utrūbas Sajui atsakydamas surinka. Ieškok buteliukų, karžygiai dažnai būna su savim pasiėmę gydomųjų eliksyrų. Ir Sajus, kuris net neįtarė, kad laimingo atsitiktinumo dėka jo nesugėlė gyvatės, toliau rausėsi po gyvačių namais tapusi riterio kelionkrepšį. Radau, džiaugsmingai surinka jis, virš galvos iškeldamas buteliuką su neaiškiu skysčiu. Sajus pribėga prie Utrūbo ir švytėdamas iš laimės parodo savo radinį
Utrūbas pažvelgęs į jam atneštų buteliukų etiketes, kurios dėl nublukimo buvo vos įžiūrimos, pasakė: nieko gero, tik pigus brogas ir nuodai ginklų ašmenims sutepti. Brogą aš išgersiu, tai gal bent kiek skausmą apmalšins. Aišku, tik tada, kai paliksime šį prakeiktą mišką. Nenorėčiau čia apsvaigęs klišinėti. O su nuodais galėsime ištepti strėlių antgalius, entuziastingai leptelėjo Sajus. Pirmiau išmok elgtis su paprastomis strėlėmis, o po to svajok apie užnuodytas, piktai prikiša Utrūbas. Tuo metu Nira, Utrūbai atnešusi šalia skeleto gulėjusi kirvį, pasakė: pamėgink remtis į šį kirvį. Man atrodo, kad jo kotas reikiamo ilgio ir iš jo išeis ramentas. Nira neklydo. Iš kirvio gavosi puikus ramentas Utrūbui ir dabar jie galėjo eiti šiek tiek greičiau. Dabar visai kitas reikalas, rikteli pralinksmėjęs Utrūbas. O pralinksmėjus Utrūbui pralinksmėjo ir visi likusieji. Tik Sajus buvo susiraukęs. Jis pyko ant savęs, kad jam nekilo mintis kirvį pasiūlyti vietoj ramento. Pagaliau jie palieka nelemtąjį skeletų mišką ir visi lengviau atsidūsta. Tačiau Utrūbas juos perspėja, kad dar nelaikas atsipalaiduoti, nes jie dar per daug arti miško. O tada jie tolumoje pamato arklių traukiamą vežimą. Gaila, kad jis taip toli, nusivylusių balsų sumurmėjo Utrūbas. Vežimas būtų išsprendęs visas mūsų bėdas. Pagaliau radęs galimybę išpirkti savo kaltę, Sajus surikęs: ne taip ir toli, iš visų jėgų nurūksta link jo. Nekvailiok, surinka Utrūbas. Mums negalima išsiskirti. Tačiau greitai tolstantis Sajus jau buvo per toli, kad jį girdėtų. Ir kai Sajus buvo labai toli, per daug toli, kad bendražygiai galėtų jam padėti, iš miško išneria porą aštriadančių miškinių šunų, kurie nusiveja paskui jį. Prakeikimas, surinka Utrūbas. Jie visą laiką mus sekė ir laukė patogios progos. Jam reikia padėti, surinka į pagalbą suskubusi Lelija. Jis per daug toli, niūriai pasakė Utrūbas. Mes iki jo niekaip nespėsime. Nespėtume, netgi jei mane paliktumėte. Tik be reikalo dar labiau išsiskirstytume ir taptume dar lengvesniu grobiu. Mums belieka tik tikėtis, kad jam pasiseks. Tada Utrūbas užguria savo burtų lazdos akmenį taip, kad per jį pažvelgęs galėtų matyti tai, kas dedasi labai toli. Ir jie visi trys per akmenį sužiūra į Sajų. Jie mato, kaip šunys prisiveja Sajų. Mato, kaip jie, ketindami pulti iš skirtingų pusių, išsiskiria ir apsupa jį. Jie mato, kaip aštriadančiai iš skirtingų pusių grėsmingai artinasi link jo. Jie mato, kaip pasimetęs Sajus, kuriam niekas negina užnugario, blaškosi žvalgydamasis. Tai į vieną šunį, tai į kitą, bandydamas nuspėti, kuris iš jų puls pirmas. Tada Sajus, užsimojęs kirviu, puola vieną šunį, o tuo metu kitas šuo puola jį iš nugaros. Jie mato, kaip Sajus tiksliu kirvio kirčiu perskelia vienam šuniui kaukolę. Taip pat mato, kaip tą pačią akimirką kitas šuo užšokęs iš užnugario parverčia jį ant žemės. Toliau Sajus su šunimi grūmėsi gulėdama žolėje ir jį stebintiems bendražygiams daugiau nieko nebuvo matyti. Na, jis vieną šunį nukovė, bandydama nuraminti bendražygius, pasakė Lelija. Tai dar nieko nereiškia, niūriai atsako Utrūbas. Gulėdamas ant žemės, jis negali užsimoti kirviu. Tada grumtynės nurimsta ir jie visi sulaikę kvapą stebi, kas bus toliau. Tada jie pastebi judesį. Jie mato, kaip šuo bando keltis. Tada nustumdamas nuo savęs negyvą šunį, Sajus atsistoja. Šaunuolis, džiaugsmingai sušunka Lelija, jis nugalėjo. Tada Sajus griebia savąjį kirvį ir toliau nubėga paskui jau iš akių dingusį vežimą. Ir neužilgo jis ir pats tolumoje dingsta iš akių. O po kiek laiko bendražygiai tolumoje vėl kažką pamato. Po kiek laiko jau matyti, kad tai vežimas. O jam dar labiau priartėjus buvo galima matyti, kad vežime sėdi Sajus. Atvažiavęs plačiai besišypsantis Sajus pasakė: karieta paduota, puikiai susitvarkei,
džiaugsmingai surinko Utrubas. Dabar greičiau padėkite man įsėsti į šį nuostabų vežimą, nes jau visai nusivariau nuo kojų. Prieš Utrubui įsėdant, Sajus šūkteli. Palaukite, dar reikia iškelti vežimo savininko kūną. Vežime yra kastuvas, tai greitai galėsime jį paslėpti. Palikite jį ant žemės, ramiu balsu pasakė Utrubas. Šunys geriau jom pasirūpins. Jie visi susėdo į vežimą ir pradėjo važiuoti. Patogiai įsitaisęs Utrubas atkimša miške rastą brogo butelį ir užsivertęs jį virš galvos nuryja didelį gurkšnį. Och, stiprus lakalas pasitaikė, nusipurtęs pasakė Utrubas. Dabar važiuojam iki artimiausio kaimo, kur galėsime įsigyti gydomųjų eliksyrų. O tada toliau galėsime tęsti žygį į Drakonų kalną. O kai jie nutolo nuo ant žemės palikto vežimo savininko kūno, tai pamatė, kaip iš miško išbėgė 10 miškinių šunų, puolė doroti jiems paliktą lavoną. Tuo metu Kasandros urve pabudęs drakonas, rąžydamasis, lėtai lenda iš savo kampo. Jūs tik pažiūrėkite, kas ką tik pabudo iš saldaus miego, mielai pakalbina jį Kasandra. Apsimiegojęs drakonas vangiai nužingsniuoja link išėjimo ir besiruošdamas skristi, išskleidžia sparnus. Ruošiesi sparnus pramankštinti? Vėl jį pakalbina Kasandra. Drakonas žvilgtelėjęs į šeimininkę, kažką lyg atsakydamas tyliai suriaumojo ir mostelėdamas sparnais išskrenda laukan. Išlėkęs į lauką, jis pradeda skristi aplink kalną, o tuo metu urve Darijus pastebėjęs, kaip Kasandra meiliai bendrauja su savo augintiniu, susidomėjęs jos paklausė, iš kur jį gavai? Aš jį pati susikūriau, išdidžiai atsako Kasandra. Aš jį sukūriau panaudodama tą pačią magijos rūšį, kaip ir Saragana kurdama savąjį padarėlį. Tuo metu, plasnodamas lėtais didelių sparnų mostais, drakonas jau beveik buvo apskridęs pusę kalno, o nugrimzdusi į atsiminimus Kasandra pradėjo Darijui pasakoti. Man laikas nuo laiko reikėjo keliauti, tai pas vieną, tai pas kitą raganą, tai su vienu ar kitu reikalu. Kadangi raganos gyvena ir aukščiausiuose kalnuose, ir atokiausiuose salose, aš nusprendusi, kad sėdint ant drakono nugaros patogiausias būdas keliauti, nusprendžiau įsigyti drakoną. Bėda tame, kad drakonai žiaurūs, plėšrūs ir nesiduodantis prijaukinami. Todėl aš pati nusprendžiau susikurti savo drakoną. Aš jį sukūriau, kad jis man tarnautų, bet su laiku mes tapome geri draugai. O tuo metu už kalnų užskridęs drakonas nepastebi jo tenais tykančios žaliaplaukės raganos. Jis nepastebi, kaip ji į jį paleidžia 2 ugnies gniūžtės. O kai drakonas ją pastebėjo, buvo jau per vėlu, nes Saksijos paleistos ugnies gniūžtės išdegino žaizdas jo kakle. Mirtinai sužeistas drakonas, krisdamas žemyn, dar bando suriaumoti pagalbos šauksmą Kasandrai, bet dėl išdegintų žaizdų kakle jam neišeina išleisti nei vieno garso. Tuo metu Kasandra atsimindama pasakojo. Iš pradžių į indą įdėjau driežą, šikšnosparnį ir varlę, tada juos užpyliau magišku eliksyrų ir uždengusi indą pasakiau užkeikimą. Ir kai magijos dėka visiems inde buvusiems gyvūnams susijungus į vieną padarą pakėliau dangtį, į mane nedrąsiai žvelgė 2 mėlynos mažo mielo drakoniuko akys. Kaip tik tuo metu, kai Kasandra pasakojo apie tai, kaip drakonas pirmą kartą pažvelgė į ją, tą pačią akimirką prie Saksijos kojų ant uolos gulintis, sunkiai alsuojantis jos drakonas, paskutinį kartą užmerkė savo mėlynas akis. Saksija ilgą laiką stebėjo Kasandros urvą ir todėl ji gerai žinojo, kad drakonas mėgsta ryte pabudęs apsukti ratą aplink kalną ir ji žinojo, kad tada, kada jis būna už kalno, vienintelė proga jį nepastebimai pašalinus užimti jo vietą. Ji, įsitaisius priešais nebegyvą Kasandros drakoną, įdėmiai į jį įsižiūri. Norint pasiversti į tokį patį drakoną,
Jai reikia įsižiūrėti kuo tiksliau. Tada vienas iš jos kūną dengiančių hieroglifų pradeda švytėti ir ji, patirdama skausmingiausią transformaciją, pavirsta į lygiai tokį patį drakoną. Šiek tiek atsigavusi po varginančios transformacijos, ji plastelėjusi sparnais pakyla į orą ir nuskrenda link Kasandros urvo. Saksija dar nepratusi būti drakono kūne, šiaip ne taip parskrenda atgal į Kasandros urvą. Ji norėtų eiti ir atsigulti į drakono guolį, kur ramiai galėtų atsigauti iš po visas jėgas atėmusio persivertimo. Tačiau ją pasitinka Kasandra su didžiuliu gabalu mėsos. Saksija blogai jaučiasi ir tikrai nenori nieko valgyti. Taip priversdama sunerimti Kasandrą. Kas atsitiko? Sunerimusi paklausė Kasandra. Kodėl nieko nevalgai? Gal kartais susirgai? Paklausė ji rūpestingai paliesdama drakono kaktą. Nenorėdama išsiduoti, Saksija pradeda ryti jai padėtą mėsą. Ir kai drakonas surijo didžiulį gabalą mėsos, Kasandros įtarimai išsisklaidė ir ji paliko drakoną ramybėje. Apsirijusi Saksija įsitaiso drakono guolyje, o Kasandra, lyg kažką įtardama, dar sykį pasižiūrėjusi į savo drakoną, bet nepastebėjus nieko įtartino, nuveja neramias mintis ir nueina savo reikalais. Dabaigęs gerti brogą, Utrubas išmetęs butelį pasakė: gerą šlykštynę pasitaikė. Skausmo malšina beveik taip pat gerai kaip ir eleksyras. Tada apgirtas Utrubas, pažvelgęs į Sajų, paklausė: ko toks tylus? Jei vis dar pergyveni, kad tavo strėlė mane sužeidė, tai nebesijaudink. Viskas jau pamiršta. Kovos lauke visko pasitaiko. Greitai pasieksime kaimą ir ten įsigiję gydomųjų eliksyrų mane vėl pastatysime ant kojų. Ir be to aš ir pats iš dalies kaltas. Tie drąsos eliksyrai, kuriuos duodu jums prieš kovą, tavo jaunam organizmui dar per daug stiprus ir todėl tau kartais būna sunku susikaupti. Pamenu, kai buvau karaliaus armijos karys, tai mačiau daug jaunų kareivėlių, kuriems tokie eliksyrai daugiau kenkė nei padėjo. Jiems kartais būdavo sunku susivokti ir jie patikėję, kad yra nenugalimi, rizikuodami savo gyvybėmis, drąsiai puldavo į nelygią kovą prieš daug kartų didesnę priešų armiją, kur bergždžiai prarasdavo savo gyvybės. Tada Sajus išvysta paskui vežimą tipenantį aštriadantį šunį. Žvėris nesislėpdamas ir laikydamasi saugaus atstumo, neskubėdamas sekė iš paskos. Jūs tik pažiūrėkite, kas sugrįžo, garsiai šūktelėjo Utrubas. Turbūt iš vežimo šeimininko beliko tik pliki kauleliai ir todėl jie vėl mus prisiminė. Sajus lėtai, kad tik jo neišbaidytų, paima lanką ir įstatęs į templę strėlę, pradeda taikytis į žvėrį. Ir kai buvo įsitikinęs, kad tikrai pataikys, paleidžia templę. Ta pačią akimirką šuo mikliai strikteli į mišką, o strėlė tuščiai susminga į žemę. Sveikinu, tave pergudravo šuo, juokdamasis pasakė Utrubas. Po kiek laiko vėl atsiranda paskui vežimą kiūtinantis šuo. Sajus vėl kelia lanką ir vėl ruošiasi iššauti. Pataupyk strėles, duoda patarimą Utrubas. Vis tiek į jį nepataikysi. Jis taip tave erzins tol, kol pas tave nebeliks strėlių. O tai reiškia, kad kai kitą kartą jie ryšės mūsų užpulti, mes būsime mažiau ginkluoti. O kodėl jie dabar mūsų nepuola? Paklausė Lelija. Turbūt laukia, kol tapsime labiau pavargę, labiau mieguisti ir labiau išalkę, niūriai suniurnėdamas atsako Utrubas. Niekada neįsivaizdavau, kad gyvūnai gali būti tokie sumanūs. Jie ne kokie kvaili miškiniai žvėrys, atsakė Utrubas. Jie yra raganų palikuonis. Visi pamanė, kad Utrubas pabandė nevykusiai pajokauti, o Lelija netgi tyliai sukikeno. Tačiau Utrubas, rimtai kalbėdamas, tęsia toliau ir visi supranta, kad jis nejokauja. Kai kurios raganos moka pasiversti į gyvūnus, bet ne viskas taip paprasta. Pasivertimo magija yra labai skausminga. Raganoms labai stipriai skauda, kai jos verčiasi į gyvūną. Ir lygiai taip pat skauda, kai jos iš gyvūno verčiasi atgal. Kadangi ne visos raganos vienodai sugeba ištverti skausmą, kai kurios iš jų
neskubėdamas atsiversti atgal, kartais žvėries kūne išbūna labai ilgai. Tokios žvėries kūne įkalintos raganos su laiku pamiršdavo, kas iš tikrųjų yra, ir toliau gyvendavo kaip gyvūnai. Raganų karalienės anksčiau ar vėliau savo magiškuosiuose veidrodžiuose pastebi tokias žvėries kūne užsimiršusias raganas. Jas sugauna ir parsigabenę pas save magijos dėka padeda viską atsiminti ir atsiversti atgal. Yra tekę girdėti, kad kai kurios tokios užsimiršusios raganos žvėries kailyje praleisdavo daugybę metų ir kai kurios iš jų, pasidavusios žvėriškiems instinktams, poruodavosi su paprastais žvėrimis ir susilaukdavo palikuonių. Ir tokie raganų palikuonys buvo kažkas daug daugiau nei paprasti žvėrys. Jiems raganiškas kraujas suteikdavo daugiau proto, daugiau jėgos ir daugiau ištvermės. Jiems raganiško prado suteiktas pranašumas prieš paprastus žvėris juos pavertė girių karaliais. Ir tuose miškuose, kur jie gyvendavo, greitai nelikdavo kitų žvėrių. Ir tokie iš raganų kilę žvėris, alkio genami, anksčiau ar vėliau pradėdavo puldinėti žmones. Na, o žmonės, susimetę į didelius būrius, eidavo jų medžioti. O jeigu jiems nepasisekdavo, tada atjodavo karaliaus pulkai ir visus tokius žvėris išžudydavo. Raganų karalienės negalėjo daleisti, kad iš raganų kilusius žvėris naikintų žmonės. Jos taip pat nenorėdamos, kad tokie žvėris nevaržomai puldinėtų ant žmonių, sugaudė tokius raganiškus žvėris ir juos visus perkelė į skeletų mišką. Skeletų miške visi žvėris yra raganų kraujo. Jie visi vieni prieš kitus lygus. Nė vienas iš jų savo raganiško kraujo dėka nėra viršesnis už kitus. Ir susiformavusi gyvūnų pusiausvyrą užtikrina, kad kaip bet kokiame kitame miške gyvūnams nereikia badauti. Raganiško kraujo gyvūnai žino, kad skeletų miške jie yra saugus ir todėl jo nepalieka. Ir paskui mus sekantis aštriadančiai miškiniai šunys, kai pavargs mus persekioti, sugrįš atgal. Man tik viena neaišku, linksmai sušneka Lelija. Ką turėjo galvoti ragana, kad galėjo ryžtis pasiversti į tokį šlykštų padarą kaip miškinis šuo? Ir jie visi pradeda kvatotis iš Lelijos pokšto. O tada jų juokus nutraukia iš už medžio netikėtai iššokęs aštriadantis šuo, kuris akimirksniu perplėšė vieno iš vežimą traukusio žirgo gerklę. Ir kol dar negavo strėlės į šoną, liuokteli atgal į miško tankmę. Mirtinai sužalotas arklys dar kelias akimirkas prieš mirtinių konvulsijų traukumas spardėsi ir galutinai nukraujavęs nugaišo. Iškinkę negyvą arklį, jie susėda į vežimą ir toliau tęsia kelionę. Nors iš vežimo jie išmetė visą nereikalingą šlamštą, jis vis tiek buvo per daug sunkus, kad traukti vienam arkliui. Likęs arklys sunkiai tempė didžiulį vežimą ir jie visi judėjo daug lėčiau. Ir kai lėtai judantis vežimas per strėlės šūvio atstumą nutolo nuo kraujo baloje gulinčio žirgo, miške tūnantis žvėris, išlindę iš tankmės, puola jį doroti. Pažvelgęs į puotaujančius plėšrūnus, Utrūbas pasakė: jei jie būtų buvę paprasti žvėris, tai būtume galėję arklio gaišeną apšlakstyti Sajaus rastais nuodais ir tai būtume jais visais atsikratę. Tačiau raganiško kraujo jiems suteiktas sumanumas apsaugo nuo tokių kvailų klaidų. Truputėlį pamąstęs pridūrė: šiaip šitos puotos jiems užteks ilgam. Mes galbūt net spėsime pasiekti kaimą, daugiau su jais nesusidurdami. Lėtais likdami, jie po truputį juda į priekį. Tačiau kai kelias tapo statesnis, arklys išvis beveik sustojo. Jis trypdamas vietoje ir dažnai sustodamas pailsėti, nenoriai slinko pirmyn. Gaila, kad neturime jėgos eleksyro, sumurmėjo Utrūbas. Sugirdę jį arkliui, greitai pasiektume kaimą. Tada nebeapsikęsdami lėto vilkimosi, Sajus ir Nira iššoka iš vežimo ir stumdami jį, padeda arkliui įkilti į kalną. O kai jie važiavo tiltu per upę, Utrūbas pasakė: nėra prasmės daugiau kankinti žirgą. Kaimas visai nebetoli, todėl siūlau toliau keliauti be vežimo. Kaip tik šitoje upėje galėsime jį nuskandindami paslėpti mus išduoti galinti vežimą. Užsodinę Utrūbą ant žirgo, greitu žingsniu patraukė toliau.
Ir paėję dar šiek tiek, jie išvysta tolumoje stovintį kaimą. Utrūbas užbūręs lazdos akmenį per jį pažvelgė į kaimą. Apžvelgęs kaimą pasakė: iš pirmo žvilgsnio viskas lyg ir tvarkoje. Karaliaus karių nematyti. Samdiniai irgi nesibūriuoja. Panašu, kad čia mūsų niekas neieško. Bet užtat matau didžiulę turgaus aikštę, kur galėsime nusipirkti viską, ko mums reikia. Su kitų pagalba nulipęs nuo žirgų Utrūbas, atsisėdęs po didžiuliu medžiu, pasako: mums visiems kartu eiti į kaimą per daug pavojinga. Jeigu mūsų vis dėlto ieško pėdsekiai, tai gali būti pasklidęs gandas apie 4 bastūnus. Ir jeigu nenorime sukelti įtarimų, geriau nesirodyti visiems kartu. Geriausiai būtų, jei vienas iš jūsų pasiliks su manimi, o kiti 2 apsilankys kaime ir nupirks viską, ko reikia. Tada seserys susižvalgo ir nėra pasako: mes galėtume greitai suvaikščioti. Ne, blogas sumanymas. Mums reikia būti kuo mažiau pastebimiems, o seserys dvynės visada sulaukia per daug dėmesio. Jums kartu geriau viešumoje kurį laiką nesirodyti. Į kaimą eis Sajus ir Nira, pasako apsisprendęs Utrūbas. Jei kas klaus, jūs pro šalį keliaujantis brolis ir sesuo. Kad neatkreipti nereikalingo dėmesio, ginklus ir šarvus paliksite čia. Niekas niekada neatkreipia dėmesio į paprastus žmonės. Be to apsiginklavusi moteris lygiai tokia pat retenybė kaip ir dvyniai. Nira pradeda prieštarauti. Kaipgi be ginklų? O jei mus kas užpuls? Kaip mes tada apsiginsime? Elkitės kaip normalūs žmonės ir jums nieko neatsitiks, pataria Utrūbas. Aš taip negaliu, užsispiria Nira. Aš niekada nesiskiriu su ginklu. Tada Utrūbas pakiša jai durklą sakydamas: paslėpk jį po drabužiais, gal tada jausiesi drąsiau. Pastebėjęs, kad Sajus žioplinėja, Utrūbas jį sudrausmina sakydamas: susikaupk ir atidžiai klausykis. Ir dar persivilk šituos neaišku iš kur nugvelbtus brangius marškinius su Kaškino giminės herbu. Jie taip pat per daug krenta į akis ir žmonių atmintyje palieka nereikalingus atsiminimus. Nepamirškite, mes banditai. Mus bet kada gali atpažinti, todėl mes turime būti kuo mažiau krentantis į akis, kuo mažiau pastebimi minioje. Tada Utrūbas paduoda Nirai pergamentą su surašytų prekių sąrašu sakydamas: apsipirkinėdami klausykitės, ką kalba žmonės. Gal net užsukite į taverną išlenkti po bokalą midaus. Jei kur ir galima sužinoti šviežiausias naujienas, tai tik tenais. Ir tikėkimės, kad nieko apie mus neišgirsite. Pirkdami eliksyrus pinigų negailėkite. Žiūrėkite, kad jie būtų supilti į sunkiai dūžtančius storo stiklo buteliukus. Mums nereikia, kad kai būsime aukštai kalnuose, atsitiktų tai, kas atsitiko miške. Nira ir Sajus, apsirengę kaip paprasti žmonės, patraukė į kaimą. O kaime, stengdamiesi kuo mažiau atkreipti aplinkinių dėmesį, patraukė tiesiai į turgų. Jie jau senokai buvo nieko nevalgę. Ir turguje tvyrantis ką tik iškeptų pyragėlių kvapas varė jos iš proto. Pas pintinių pardavėją nusipirkė didelį krepšį, į jį pradeda krauti įsigytas prekes. Tada Nira pasakė: tos bandelės taip gardžiai kvepia. Manau, kad nieko baisaus, jei mes greitai užkasime. Bet mūsų laukia alkani draugai, paprieštarauja Sajus. Nieko neatsitiks, jei akimirką uždelsime, pasakė Nira ir nuėjusi nuošaliau išsitraukė bandelę. Jie buvo tokie alkani, kad net nepajuto, kaip surijo po vieną bandelę. Tada Nira pasakė: aš savąją bandelę taip greitai suvalgiau, kad net skonio nespėjau pajusti. Imam dar po vieną ir eisime toliau apsipirkinėti. Truputėlį užkandę, jie nueina prie žolininkės prekystalio. Žolininkė truputėlį pabendravusi su pirkėjais, greitai suprato, kad Sajus tik pirkinių krepšių nešiotojas, o tikroji pirkėja Nira, ir toliau reikalus vedė tik su ja. Kol Nira žolininkė skaitė jai reikalingų eliksyrų pavadinimus, nuobodžiaujantis Sajus susidomėjo ant stalo sėdinčių katinų. Kol Sajus, erzindamas katiną, jam rodė kvailas grimasas, Nira vis skaitė eliksyrų pavadinimus,
o žolininkė juos visus krovė arčiau jos. Žolininkės katinas ramiai sėdėjo ir niekaip nereagavo į jį išerzinti besistengiantį Sajų. Nirai skaičiuojant pinigus, žolininkė nužvelgusi jos perkamus buteliukus pasakė: panašu, kad kažkas susiruošė į tolimą ir labai pavojingą kelionę. Ne, tai visai ne taip, išsigandusi suveblena Nira, prisimindama, kad negalima išsiskirti iš minios. Mes tik nusprendėme papildyti atsargas, sumelavo ji. Kaip pasakysite, pasakė žolininkė, suprasdama, kad jai nenorima nieko pasakoti. Nira skubiai susimokėjo ir paraginusi Sajų eiti, greitai dingo jai iš akių. Matei tą katiną? Vaikiškai susižavėjęs pasakė Sajus. Eime greičiau, nervingai atkirto Nira. Kas atsitiko? Nustebęs paklausė Sajus. Ta į svetimus reikalus savo smailią nosį kaišiojanti žolininkė, pamačiusi, kokius eliksyrus perkame, pradėjo kažką įtarinėti. Tikriausiai reikėjo suklaidinimui nusipirkti dar keletą pigių kitokių eliksyrų, kad nebūtų viskas taip akivaizdu. Tikėkimės, kad ji mūsų neįsiminė ir greitai mus visai užmirš. O kai ji ėjo pro kalvių dirbtuvę, Nira vėl pamatė tas paslaptingąsias, jai nežinomų mechanizmo detales. Ji būtinai turi sužinoti, kokiam mechanizmui priklauso tos detalės. Pasidomėjusi, kur randasi kalvis, sužino, kad jis jau baigė darbus ir likusią dienos dalį ruošiasi praleisti tavernoje. Nuostabu, pasakė Nira. Mes ir patys ketinome ten apsilankyti. Baigė apsipirkinėti pagal sąrašą, jiedu patraukė į taverną. Ten jie truputį išgeria ir pasiklausę girtų kalbų, įsitikina, kad apie 4 žudikus nesklinda jokie gandai. Nira nužvelgusi išgerti atėjusius lankytojus, pastebi kampe sėdinti plačiapetį didelį vyrą. Manau, kad jis ir yra kalvis, garsiai pagalvodama pasakė ji. Aišku, kad tai jis, juk nususęs mažas suskis nepatemptų visą dieną su kūju prie priekalo, pasakė ji ir atsistojusi nueina link tavernos šeimininko, kur jo perklaususi įsitikina, kad ten kampe sėdintis galiūnas tikrai yra kalvis. Tuo metu kalvis, vienu gurkšniu ištuštinęs bokalą ir negalėdamas patikėti, kad taip greitai jį išrijo, nusiminęs žiūri į jį tikėdamasis viduje pamatyti dar bent lašelį. Tada susierzinęs pastumia tuščią bokalą į šalį ir pasibėręs ant stalo monetų krūvelę, pradeda jas skaičiuoti, tikėdamasis, kad jų užteks dar ant vieno. Tada prie jo stalo priėjusi Nira jam prieš akis pastato didįjį, kitaip dar vadinamąjį karališkuoju, ąsotį alaus. Pamatęs ąsotį alaus, kalvis nudžiugęs buvo betiesęs į jį rankas, bet prisiminęs, kad šiame pasaulyje nieko nebūna nemokamo, pasakė: labai malonus gestas, nuostabioji mergelė, bet ko tau iš manęs reikia? Nieko ypatingo, atsakė Nira. Aš tik norėjau tavęs išklausti apie tavo gaminamas detales. Kalvis pakelia ąsotį ir nurijęs keletą gurkšnių pasakė: nuo kada gležnos mergelės domisi vyriškais kalvio reikalais? Ar tau nereikėtų, kaip kitoms merginoms, dainuoti daineles ir pinti vainikėlius? Nira nugrimzdusi į atsiminimus pasakė: šalia mano namų buvo kalvė. Ir kai mano draugai, lakstydami po laukus, gaudė varles, aš visada stebėdavau kalvio darbą. Man patikdavo stebėti, kaip beformis metalo gabalas meistriškose kalvio rankose įgydavo detalės formą, kuri paskiau tapdavo didžiulio mechanizmo dalimi. Aš žinau visus mechanizmus ir atpažįstu visas detales, bet tavo detalės man nežinomos. Kalvis dar prarijęs keletą gurkšnių pasakė: aš ir pats nežinau, kokiam mechanizmui priklauso tos detalės. Aš tiesiog atlieku užsakymą ir per daug nesigilinu. Pas mane kartą atėjo kažkoks nepažįstamasis su nežinomų detalių brėžiniais ir paklausė, ar aš sugebėčiau tai padaryti. Pamenu, jo vardas buvo Skydonas.
Aš nežinau, kam jos jam reikalingos. Tik žinau, kad jam jų reikia labai daug. Aš tik baigiu įvykdyti vieną užsakymą, atvykęs jo siųstas žmogus jas susikrauna į vežimą ir užsako dar tiek pat kitam kartui. Dar noriu pasakyti, kad mano pusbrolis, kuris gyvena kitame kaime ir kuris kaip ir aš taip pat yra kalvis, irgi gavo tokį užsakymą iš Skydono ir taip pat gamina panašias detales. Sužinojusi viską, ką tik galėjo, Nira jau ruošėsi eiti. Tada kalvis prisiminęs pasakė: šiandien kaip tik turėtų atvažiuoti Skydono siųstas žmogus, kad pasiimtų mano pagamintas detales. Keista, kažkodėl šį kartą jis labai vėluoja. Jei jo palauktum, tai gal tau pasisektų ką nors daugiau sužinoti. Išėję iš tavernos, jie patraukė pas jų laukiančių draugų. Kaip manai, ar mūsų užpultas vežimas buvo tas pats, kurio laukia kalvis? Paklausė Sajus. Manau, kad taip, tyliai atsako Nira. Ir daugiau apie tai čia nekalbėkime, o tai dar kas nors mus išgirs. Kai jie grįžo, Lelija jau buvo pešta žole prikimšusi 4 maišus, kurie nakčiai jiems atstos pagalves. Tada Nira jai rikteli: Lelija, ateik čia, užvalgysi. Pavargusi nuo stovyklos ruošimo darbų, Lelija susierzinusi piktai prikiša: kaip matau, per daug nesiskubinote. Aš čia viena vargstu ir mes tau už tai labai dėkingi, nutraukė ją Nira, kyštelėdamas seseriai: eik tu sau kokį didelį saldainį. Ir Lelijos irzli nuotaika iš karto pagerėja. Pagaliau sulaukęs vaistų, nieko nelaukdamas Utrūbas ištuštino nuskausminamąjį eliksyrą ir po kelių akimirkų išgeria ir gydomąjį. Išalkęs Utrūbas ir Lelija pradeda vaišintis jiems parneštais skanėstais, o Nira su Sajum ėmėsi kurti laužą. Laužui įsidegus, Nira pagaliu iš jo iškrapšto krūvą žarijų ir aplink jas, pastačiusi 3 akmenis, ant jų užstato keptuvę su didžiuliu mėsos gabalu. Naktį Kasandros urve į drakoną pasivertusi Saksija vis dar blogai jaučiasi. Ji tyliai išsliūkina laukan ir kalnų užropoja aukštyn, kur kalno viršūnėje, įkvėpusi šalto oro, pasijuto šiek tiek geriau, bet jai vis dar bloga. Tada ji, kelis sykius gurktelėjusi ir rūktelėjusi, apsivėmė Kasandros primaitintais, pusiau apvirškintais mėsos gabalais.